minėjau, tai yra diskusijos ir susitikimai ir paskaitos, tai prašome klausti lektorės, domėtis ir lektorė, manau, mielai atsakys į jūsų klausimus. Na, o šiandien antroji paskaita, kuri vadinasi Vilniaus senamiesčio vedliai, tekstų ir vaizdų istorija, ir mums gerai pažįstama, gerbiama Laima Laučkaitė, menotyrininkė, daktarė, kurią aš manau, kad jūs pažįstate neblogai mane. Gerbiama Laima, jums žodis ir ačiū labai, kad sutikote dalyvauti. Labas vakaras visiems. Viskas tvarkau su mikrofonu, ar ne? Viskas gerai? Visi girdi mane pakankamai gerai. Na tai pirmiausia, turėčiau pasiteisinti, kodėl toks pavadinimas, kas tie Vilniaus vedliai. Na, turbūt iš pirmo, kaip sakant, žvilgsnio nelabai aišku, kas tai yra, o kalbėsiu aš apie vadovus po Vilnių, apie istorinius vadovus po Vilnių, kurie knygas, kurios pasakoja apie Vilnių. Ir taip pat kalbėsiu apie to paties laikotarpio meno kūrinius. Man pasirodė tokia įdomi tema parodyti visą tą Vilniaus vadovų knygų istoriją ir kartu rodyti, kokie buvo vienalaikiai meno kūriniai, kuriami tuo pat metu, kaip rašomi šitie vadovai. Ir tarsi toks savotiškas palyginimas, kur vienur mes turim tekstus, kitur mes turim vaizdus ir kiek tie vaizdai su tais tekstais pasišneka. Dabar iš karto noriu pasakyti, kad mano paskaita bus pagrįsta Tartle Lietuvos meno centre organizuota paroda, kuri čia praeitais metais buvo atidaryta ir beveik visus metus vyko. Ir noriu paklausti tiesiog kaip mokytoja, kas matė šitą parodą, prašom pakelti ranką. O, ačiū labai. Tai reiškia, kad dideliai daliai tai bus naujiena pamatyti, kas ten buvo eksponuojama ir kas ten buvo rodoma. Tai čia yra kaip tik tai viena nuotrauka iš šitos ekspozicijos, kur iš vienos pusės buvo eksponuojamos knygos su autorių vardais labai aiškiai matomais va šičia, o iš kitos pusės buvo meno kūriniai to paties laikotarpio. Žodžiu, buvo toksai savotiškas dialogas tarp tekstų ir meno kūrinių. Na, Vilniaus tema visada buvo labai populiari, vadovai buvo rašomi nuo pat XIX amžiaus vidurio, kaip mes sužinosim, ir vaizdai taip pat irgi buvo publikuojami tuo pačiu metu. Aš kalbėsiu apie vaizdų ciklus, tai daugiausia tai bus spausdinti vaizdai, tai bus grafika arba poligrafiniu būdu spausdinti ir jie tada taip kaip vadovai po Vilnių apima tam tikrą, reiškia, objektų sąrašą, tai lygiai taip pat ir tie meno kūrinių ciklai, dažniausia grafikos ciklai, taip pat jie apima visą eilę kūrinių ir dailininkai galvoja, kad būtent tai reikia parodyti, tai yra svarbiausia Vilniui, lygiai taip pat kaip ir tie tekstų autoriai, lygiai tą patį. Na ir žinoma, senamiestis visada yra centre visų vadovų po Vilnių. Mes turbūt tik šiandien jau randam tokius naujus vadovus, kurie mums kalba apie kažkokius kitus mikrorajonus, Vilniaus pakraščius ir panašiai. Tradiciškai visada buvo tik senamiestį sukoncentruotas dėmesys ir tiek tekstų, tiek tų pačių meno kūrinių. Dabar šiaip jau Europoje pirmieji tokie, reiškia, vadovai po miestus, po šalis atsiranda XIX amžiaus maždaug 4 dešimtmetį. Vienas pirmųjų tarp tų, kurie rengė tuos vadovus, buvo toks vokietis Karlas Bödekeris, kuris leido Italijos atskirų miestų, pirmiausia, reiškia tokius vadovus, vėliau kitų Europos miestų. Jie buvo tokios mėlynos spalvos ir su tais mėlynos spalvos Bödekeriais XIX amžiui po italų miestus vaikštinėjo turistai,
kurie žiūrėjo, ką ten reikia aplankyti ir panašiai. Ir netgi pasidarė taip ilgainiui, kad biodekeriais pradėti vadinti, reiškia, iš vis vadovai po miestus, knygos vadintos biodekeriais. Tai ant tiek jos buvo populiarios, kad net jom toks bendrinis pavadinimas prilipo. Na tai štai, Vilniui vadovai pirmieji atsiranda, pats pirmasis vadovas atsiranda 1856 metais ir jį parašo Adomas Honoris Kirkoras. Čia mes kaip tik matom viršui tas dvi knygutes, kur jo pirmuosius vadovus. Pirmasis tai vadinasi, žinoma, lenkų kalba, kadangi tai yra XIX amžius, kuris vadinasi Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkės. Ir dar Kirkoras pasirašo slapyvardžiu Jan Zašlyvina, ne savo tikruoju vardu, o slapyvardžiu. Kirkoras buvo toks leidėjas, archeologas, mėgėjas, istorikas. Vilniuje jis gyveno palyginti netokį ilgą laiką, tik 834-66 metais. Vėliau po sukilimo jau gyveno Peterburge, Krokuvoje, žodžiu, turėjo Vilnių apleisti. Jis buvo svarbiausio Vilniuje leidžiamo tokio laikraščio Kurjer Vilenski redaktorius, irgi iki tų pačių 1864 metų. Tiesą sakant, sudėtinga jam buvo leisti, kadangi savo, reiškia, tuos vadovus ir aplamai leidinius, kadangi visą laiką reikėjo ieškoti kompromisų su, reiškia, carinė valdžia. Ir tiesą sakant, ir carinė valdžia jį žiūrėjo taip gana įtartinai, kad jis čia tokius, reiškia, dalykus leidžia ir kalba apie Lietuvos praeitį, apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Vilnių. Ir lygiai taip pat ir vietos visuomenė, lenkiškoji visuomenė, tokia LDK visuomenė, sakytum, irgi žiūrėjo kreivai į jį šiek tiek, nes, sakė, kad jis čia bendradarbiauja su carinė valdžia. Taip, kad jo buvo tokia situacija gana tokia sudėtinga, bet nežiūrint to, jis mums paliko tuos pačius pirmuosius vadovus po Vilnių. Šitie pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkės yra išversti į lietuvių kalbą, tarp kitko, ir juos galima pasiskaityti. Tikrai labai smagi lektūra. Faktiškai ten yra 18 tokių maršrutų po Vilnių atskirom gatvėm, ir jis eina gatvėmis ir pasakoja apie tuos namus, apie pastatus, apie bažnyčias, tai, ką jis reiškia, sutinka pakeliui, kas yra svarbaus ir panašiai. Ir vėliau 1862 metais jis išleidžia kitokį visiškai naują vadovą po Vilnių. Jis kaip tik čia yra šiuo atveju dešinėje pusėje, kuris vadinasi taip: vadovas Vilnius ir geležinkelis iš Vilniaus į Varšuvą ir Rygą. Reiškia, tai yra jau vadovas, kuris atsiranda po to, kaip Vilniui yra įvedamas geležinkelis. Vilniui 1860 metais nutiesiamas geležinkelis, kuris sujungia pradžioj su Daugpiliu, vėliau su kitais miestais. Ir šitas geležinkelio atsiradimas, jis pakeičia iš esmės tą informaciją, kurią jis tam savo ankstyvajam, tam pačiam pirmajam vadove dėsto. Jis čia duoda ir geležinkelio informaciją, kada atvažiuoja kokie traukiniai, iš kur jie atvažiuoja, kokiu laiku, kiek kainuoja bilietai, kokie susisiekimai, kokios tarpinės stotelės ir panašiai. Kitaip sakant, tai jau aiškiai matosi, kad tai ne tik Vilniečiams skirtas, bet tai yra skirtas žmonėm, kurie keliauja, kurie yra turistai, kurie atvyksta į Vilnių iš kažkur kitur. Ir šitas, reiškia, iš esmės turizmo tokio atsiradimas būtent Europoje siejamas su geležinkelio
atsiradimu, kuris aiškiai pakeičia tą žmonių mobilumą, jiem nėra sudėtinga keliauti, jie keliauja greitai ir jie tada gali aplankyti miestus, kuriuos jiems įdomu ir pamatyti, kas juose yra. Tai va čia toks matosi, kaip pasikeičia tas rašymas vadovų po Vilnių, vien jau per kelių metų laikotarpį labai akivaizdžiai. Ten yra ne tik tai, sakau, ta geležinkelio informacija, yra miesto istorija, yra statistika, yra miesto valdymas, yra mokesčiai ir pajamos ir išlaidos, kiek miestas turi, pramonė, prekyba, demografija. Na, žodžiu, toks iš tikro, kaip aš sakau, tai yra tikrai tokia 19 amžiaus vidurio Vilniaus enciklopedija. Ja labai smagu vartyti, ją labai smagu skaityti. Na ir iš kur jis visą tai žino, jis dirbo kurį laiką statistikos komitete Vilniui ir tiesiog tą visą savo, kaip sakant, tas visas žinias jis ir dėsto savo šitam vadovę po Vilnių. Yra ten ir skyrius apie bažnyčias Vilniaus, tarp kitko ir tas bažnyčias veikiančias ir neveikiančias bažnyčias, kadangi cariniais laikais jau jų buvo uždaryta ir jas pristato, kitų tikėjimų šventoves, kapines, na, žodžiu, visą tai, kas galėtų, su kuo reiktų Vilnių supažindinti, žmogų atvykstantį į Vilnių supažindinti. Na ir kalbant apie tai, kas galėtų būti atitikmeniu, reiškia šitiems tokiems tikrai kapitaliniams vadovams Kirkoro, tai be abejo Jonas Kazimieras Vilčinskis, garsusis Vilčinskis, kuris 1852-58, reiškia pirmojo vadovo pasirodymo metu, leido tą garsų į Vilniaus albumą. Ten, žinoma, yra tam albume pakankamai ir portretų, ir istorinių kažkokių tai scenų ir panašiai, bet labai daug yra ir Vilniaus, ir va čia kaip tik mes matom vieną iš tokių jo, reiškia, lakštų šito albumo, vaizduojantį, na, aišku, arkikatedrą. Tai yra vienas iš tų tokių, svarbiausių Vilniaus tai, ką Vilniui pirmiausia reiktų pamatyti ir ką reiktų aplankyti. Kiti lakštai irgi lygiai taip pat. Tarp kitko, pats pirmas Vilčinskio albumo lakštas buvo skirtas Aušros vartam. Tai va, Aušros vartai net svarbesnis, sakyčiau, už katedrą 19 amžiui, tai yra nuo to prasideda visas Vilčinskio albumas, taip pat kaip panašiai kaip ir Kirkoro vadovas. Ir tam vadove reiškia senamiesčio, Kirkoro vadove senamiesčio sąvokos nėra. Tai yra miestas, modernus, gražus, naujas miestas, ir nėra tos skirties, kad kažkoks yra naujas miestas ir kažkoks senas. Mes matysim, kad jis vėliau atsiranda tas skirtis, bet šito laikotarpiu miestas nesidalina į tokias atskiras dalis. Na ir ką labiausiai nori parodyti Vilčinskis, apie ką pasakoja Kirkoras, tai, kad tai yra nuostabus, gražus miestas, turi šitokias bažnyčias, turi rūmus, ypatingai ten daug lakštų yra su rūmais ir dešiniai pusiai kaip tik yra, reiškia, Verkių rūmai, kurie tada skaitėsi patys gražiausi Vilniui. Apačioj yra misionierių bažnyčia ir matosi, kaip tas visas miestas toks, tikrai didingas su daugybė bažnyčių. Tarp kitko, misionierių bažnyčia, kai jis šitą leidžia, jau yra uždaryta. Ją carinė valdžia uždarė, tačiau, Vilčinskis vis tiek ją įkūnija kaip viena iš tokių gražiausių Vilniaus momentų. Abu jie buvo, tiek Kirkoras, tiek Vilčinskis buvo, sakytum, vieno rato žmonės, abu jie turėjo tokį LDK bajorų mentalitetą, domėjosi krašto praeitim, istoriniais paminklais, archeologiniuose kasinėjimuose dalyvavo, žodžiu, daug bendro turėjo ir svarbiausia, ką jie akcentuoja abudu, kad Vilnius yra katalikiškas miestas. Na ir prieinam prie 863 metų sukilimo, visi žinom, kuo jis pasibaigė.
prasidėjo represijos, uždarinėjamos bažnyčios, draudžiama spauda lotynų kalba, lotynų abėcėlė ir prasideda ta vadinama rusiškų pradų atkūrimo politika ir Vilnius yra vaizduojamas jau kaip rusiškas miestas. Ir tada po 63 metų sukilimo išeina visa eilė knygų, kurios yra parašytos rusų kalba, jau nebe lenkų kalba, tarp kitko tą patį, kurį Jervilenskį po 63 metų sukilimo valdžia uždaro, Kirkoras liepia jam leisti rusiškai, jis rusiškai leisti nenori to, kur Jervilenskį, bankrutuoja, išvažiuoja į Peterburgą, vėliau į Krokuvą. Žodžiu, tai yra kaip ir sunaikinimas tos lenkiškosios tokios kultūros. Ir po to jau tai, kas yra XIX amžiaus antra pusė, tai yra faktiškai labai aiškus toks rusiško miesto vaizdavimas tuose vadovuose. Kairiai pusėje jūs matot, jeigu nežinau, ar matosi visiems, kas sėdi gale, vadovas, kuris vadinasi Ruskaja Vilnia, rusiškas Vilnius, jį parašo Andrejus Muravjovas. Andrejus Muravjovas yra to vadinamo Muravjovo koriko, Michailo Muravjovo brolis, tikras brolis. Jis kaip ir turėjo tokius kažkokius literatūrinius talentus ir parašė šitą knygelę, kurioje yra vadovas po Vilnių, kuriam yra grinai pristatomos rusiškos cerkvės, rusiškos šventovės ir pravoslavams svarbios Vilniaus vietos. Kitas vadovas, kuris išėjo jau šiek tiek vėliau, tai yra Flaviano Dobrianskio, raudonas tas dešinėje pusėje. Tas Dobrianskis buvo Maskvos stačiatikių dvasinės akademijos auklėtinis, Vilniui dėstė įvairiose gimnazijose, aukštesnėse mokyklose, profesorius buvo, ir parašė knygą, kuri vadinasi, nežinau, jums turbūt nelabai matosi, aš čia kaip suprantu, Starąją Novąją Vilnią, senasis ir naujasis Vilnius. Ir va čia jau atsiranda tas skirtis, yra senas Vilnius, yra naujas Vilnius. Jo supratimu, kuo skiriasi senas Vilnius ir naujas Vilnius, tai naujas Vilnius yra rusiškas Vilnius, o senasis Vilnius yra būtent tas reiškia istorinis Vilnius, lenkiškai lietuviškas Vilnius, sakykim taip. Žodžiu, jis jau padaro tą labai aiškę skirtį. O jeigu žiūrėsime į turinį, ką jis ten rašo, tai jis kaip ir visi vadovai pirmiausia duoda tokią istorinę apibraižą Vilniaus istorijos, vėliau reiškia pristato rusiškas šventovės, cerkves, o po jų jau katalikiškas bažnyčias ir panašiai. Žodžiu, tai yra tokia hierarchija labai aiškiai išdėliojama, ką Vilniui reikia pamatyti, kas čia yra svarbiausio. Taip, pagal rangą, pagal tą svarbumą išdėstoma. Ir trečiasis irgi vadovas XIX amžiaus antroji pusėje išleistas yra tokio Aleksandro Vinogradovo, jau jis pasirodo 1904 metais, tai jau čia galim sakyti 20 amžiaus pradžia, ir vadinasi irgi taip pat, reiškia, vadovas po Vilnių. Praktiškai irgi tokia pati jo yra orientacija, kaip ir Dobrianskio, tokia prorusiška akivaizdžiai, bet ten jis yra įdomus tuo, kad jis pradeda šnekėti ir ne tik tai apie tuos senuosius pastatus, kuriuos jis ten pristato, senamiesčio kažkokius, tai ir tas bažnyčias, cerkves ir panašiai, bet jis pristato ir naująjį Vilnių, naujuosius, tarkim, taip Vilniaus pastatus, kuriais labai džiaugiasi ir kuriuos mes šiandien žinom kaip, tarkim, tokie Poliesės geležinkelio rūmai,
arba Teismo rūmai, Švento Jurgio prospekto rūmai, na visa tai, kas atsiranda Vilniuje XIX amžiaus pabaigoje. Tai jau yra naujas Vilnius, naujasis Vilnius. Na, šiandien turbūt mums taip pat irgi yra, kaip ir mes jį suprantam kaip istoriją, bet tada tai yra kažkas tai naujo, kas iš esmės reiškia keičia Vilniaus veidą ir jau tas senamiestis lieka, reiškia, ta riba senamiestis čia, naujoji architektūra šičia, kitoj miesto daly. Na ir tuo pačiu metu, kaip, reiškia, šitie rusiški vadovai išeina ir tokio Pompėjaus Batiuškovo Vilniaus vaizdų albumas, Vilniaus vaizdai, kurie faktiškai yra, jie priklauso tokiam ciklui, kuris vadinasi Šiaurės vakarų krašto rusų senovės paminklai. Tai jis leidžiamas 865-886 metais ir faktiškai jame yra vien tik tai rusiškos cerkvės, kadangi tai miestas aiškiai rodoma, kad tai yra rusiškas pravoslaviškas stačiatikių miestas. Piešinius jam daro Ivanas Trutnevas, toks turbūt garsiausias to meto Vilniaus rusų dailininkas. Išleidžiama yra irgi taip pat spalvotos litografijos, kaip ir Vilčinsko albumas, bet leidžia jie Berlyne, o Vilčinsko albumas yra leidžiamas Paryžiuje, nepaminėjau. Ir faktiškai šitas albumas yra kaip po prieš pastatymas, priešingybė Vilčinsko albumai. Jeigu Vilčinsko albumas akcentuoja tos katalikiškas šventovės, tai čia bus vien tik tai stačiatikių šventovės. Ir ten jis iš tikrųjų yra labai įdomus, įvairių tokių istorinių momentų yra Vilniaus architektūros. Jeigu jūs pasižiūrėsite, ten kairiai pusėj viršų yra dvi litografijos iš to albumo, tai yra Švento Michailo cerkvė, ar ne? Kaip ji atrodo dabar yra labiau į centrą ir taip ji ir atrodo dabar lygiai, o čia pačiam pakrašty yra jos vaizdas prieš perstatymą. Tai labai aiškiai matosi, kad prieš perstatymą ji yra, ta cerkvė yra tokia akivaizdžiai, tokia barokinė, vilnietiškos architektūros. Tuo tarpu po perstatymo, tarp kitko yra Michailo Muravjovo garbei kaip ir pastatoma, tai yra labai aiškiai tokia bizantinė stačiatikių architektūra. Arba tas atvejis, kas daroma su ta unitų bažnyčia, kuri yra čia šiuo atveju dešinėje pusėje unitų bažnyčia, kaip mes žinom, ta visa konfesija yra panaikinama ir unitų bažnyčia yra paverčiama cerkve. Na ir yra tokių, kaip mes matom čia vaizdų, tarkim, bendras vaizdas su Gedimino pilies liekanom, su Gedimino kalnu, Gedimino pilies liekanom. Bet Batiuškovas, kaip jis aiškina tą Gedimino pilies griuvėsius, jis sako, kad jie mena tokį metą, kai Lietuvos didieji kunigaikščiai žiūrėjo į rytus ir bendravo su rusų kunigaikščiais ir reiškia, tai yra tas klestėjimo metas, kaip jie sakė, o paskui jau po unijos, po to, kaip po Jogailos ir Jadvygos tuoktuvių pasuko Vilnius visai ne tą kryptim neteisinga, kaip Batiuškovas reiškia sako, ir jau tas laikotarpis jam atrodo nuosmukio laikotarpis. Tai tokia yra ideologija, kuri yra po šitais vadovais, už šitų vadovų ir už šitų vaizdų. 1905 metai, tai yra ta Rusijos imperijos liberalizacija, kai, kaip mes žinom, jau ir sugrąžinama ta lietuviška spauda ir leidžiama kurtis organizacijom visuomeninėm ir jau ta pilietiniai visuomeniai šiokios netokios teisės
yra suteikiamos ir va tada pasirodo lenkiški vadovai po Vilnių, po beveik 50 metų, nes iki tol ta visa po sukiliminį laikotarpį jų nebuvo. Ir 1910 metais išspausdinami net vienu metu 2 vadovai. Tai yra tokio Vladislavo Zahorskio vadovas ir Vaclovo Gisbert-Studnickio vadovas po Vilnių. Dabar Zahorskis buvo šiaip jau medikas iš profesijos, bet jis buvo toks istorikas, mėgėjas, istorijos fanatas, galim sakyti, tokios garsios tada susikūrusios draugijos, Vilniaus mokslo bičiulių draugijos vadovas. Jis buvo labai toks produktyvus, rašęs apie Vilniaus bažnyčias, ir išleido tą savo vadovą po Vilnių. Jis yra po kairiai pusėje. Ir matot, kaip tas vadovas taip labai simboliškai iš po juodų debesų išlenda saulė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiek tiek atsiranda šviesos šitam gyvenime, šitam mieste, šiek tiek lengviau čia kvėpuot darosi. Tokia irgi labai aiškiai tokia ideologinė potekstė šitam viršelyje. Kuo jis įdomus vadovas yra tuo, kad jau jame prasideda jis nuo tokios informacijos, jeigu atvykėlis turi 1 dieną, ką jis turi būtinai pamatyti per 1 dieną, ką jis turi pamatyti per 2 dienas, jeigu jis turi 3 dienas. Kitaip sakant, tai jau yra toks modernus vadovas, kuriam galvojama apie tai, kad atvykėlis vienokį ar kitokį laiko tarpą turi ir tada atitinkamai jam reikia pritaikyti, reiškia šitą patarimus, ką jis turi, kokia jo trukmė viešnagės ir ką jis turi pamatyti. Ten irgi pateikiama miesto istorija, taip trumpai, gatvės, tie svarbiausi pastatai, šventovės, kapinės. Ir kas yra įdomu, jis yra pirmas vadovas, kuris yra iliustruotas Jano Bulhako nuotraukomis. Tai paskui vėliau jau kiti vadovai, faktiškai visi 20 amžiaus vadovai bus iliustruoti Bulhako nuotraukomis. Ir kartais ir net neparašyta, kieno tai yra nuotraukos, bet Bulhako nuotraukos eis per visą 20 amžių ir per įvairių kalbų vadovus, ne tik per lenkiškus, bet ir per lietuviškus taip pat. Vaclovas Gisbertas-Studnickis, jo vadovas yra dešinėje pusėje. Jisai buvo žurnalistas, miesto archyvo vedėjas, toks labai politinis, gana aštrus endekų, toks lenkų nacionalistinis veikėjas. Jis irgi pateikia ten miesto istoriją, maršrutus po senamiestį pagrindinius, objektus, kokius reikia aplankyti. Bet jo jau tas vadovas toks yra labai aiškiai signalizuojantis, kas darosi 20 amžiaus pradžioje. Tai yra ta tautinė tokia takoskyra tarp valstietiško, tokio lietuviško ir tokio bajoriško, lenkiško identiteto. Ta skirtis jau šitam vadovai jau yra akivaizdi, nes ten yra aiškiai, žodžiu, tas nacionalizmas jau labai išryškėja, nes jis labai aiškiai sako, kad Vilnius yra lenkiškas miestas, lietuviškas jis buvo tik pagonybės laikais, o po to jau jame vyravo ir buvo tokia dominuojanti lenkų kultūra. Tai ta prasme jis irgi yra toks labai aiškiai nacionalizmu nuspalvintas. Dailininkas, kuris mano galva geriausiai atspindi tą 1910 metų atmosferą ir Vilniaus vaizdą, yra Mstislavas Dobužinskis. Faktiškai jis buvo Vilnietis, gimęs Vilniui, išvykęs LDK bajorų kilmės, tokios bajoriškos kilmės, išvykęs į Peterburgą, studijavo Peterburgo dailės akademijoje, ir liko gyventi Peterburge, įsijungė į tokią garsią grupuotę Rusijoje, Meno pasaulis, Mir iskustva, kurioj, reiškia, tokia rusų meno modernizavimo, sakytum,
grupuotę ir jis buvo vienas iš jos tokių garsesnių narių, kuris išgarsėjo kaip miesto poetas. Jis daug yra sukūręs Peterburgo vaizdų, bet jis atvažiuodavo pas tėvus į Vilnių, sugrįždavo ir tapė tokius Vilniaus senamiesčio motyvus. Ir man tai labai gražu, kad jis vaizdavo ne tokius ikoninius objektus, ne pagrindinės bažnyčias, bet tokius senamiesčio kampelius, labai jaukius, labai tokius, romantiškus, subjektyviai labai parodydamas ir metų laikus kažkokius, ir apšvietimą, ir tokius, tas nuotaikas, žodžiu, jis tikrai buvo, meistras tokios istorinės architektūros poetizavimo. Dabar paklausiu, ar pažįstat, kokie čia yra vietos? Teisingai, kadangi šalia gyveni. O kitam? Vizičių. Taip. Jūs tikrai Vilniaus žinovai, tikrai, nes pavyzdžiui, pagal Petro ir Povilo šitą motyvą turbūt retas, kuris pasakys, kad čia yra Petro ir Povilo, ar ne, o suranda iš tikro tokį kažkokį kampą tarp tų vienuolynų, tarp tų, reiškia, koplyčių, tikrai tokį labai netikėtą, bet įdomų. Tai ta prasme, iš tikro Dobužinskis yra meistras žiūrėjimo. Ir važiuojam per Vilniaus istoriją tolyn ir kas čia mūsų dabar laukia, o laukia Pirmas pasaulinis karas, ar ne? Vokiečiai Vilniui Pirmo pasaulinio karo metais okupuoja Vilnių 15 metų gale. Ir žinoma, tas laikotarpis labai yra sunkus Vilniui, kaip visada karo laikotarpis yra labai sudėtingas, sunkus. Tačiau yra ir tokių dalykų, kurie mums yra šiandien pakankamai įdomus iš kultūrinės pusės. Vokiečiai turėjo tokį savo spaudos skyrių, kuris leido įvairią propagandinę literatūrą apie okupuoto krašto gyventojus, istoriją, kultūrą. Ir 1916 metais išeina tokiu Paul Monty slapyvardžiu knygelė, kuri vadinasi Klajonių valandos Vilniuje. Iš tikro tai yra slapyvardis tas Paul Monty, kaip tik šitoj kairiai pusėj, slapyvardis dviejų tokių menotyrininkų, galėtume turbūt sakyti, gal dailės kritikų, Berlyno dailės kritiko tokio, kuris parašė tarp kitko Vokietijoje pirmąją knygą apie ekspresionizmą, tokio ekspresionizmo teoretiko, tokio Pauliaus Fechterio, ir kito teatro kritiko Monty Jakobo. Jį padarė tokį iš tą, reiškia, Monty Paul iš Fechterio, o iš Monty Jakob Monty. Ji yra išversta į lietuvių kalbą, turbūt kai kas yra ją ir skaitęs. Tikrai rekomenduoju paskaityti, nes skirtingai nuo visų kitų tokių Vilniaus vadovų, šitas yra pats toks, eseistiškiausias, emocionaliausias, galbūt galim būtų sakyti, nes kaip Monty, reiškia, prasideda ten nuo to, kad jis sako, kad Vilniaus planas yra baisiai chaotiškas, miestas chaotiškas, jis pratęs prie Vokietijos miestų, kuriuose viskas yra taip tvarkingai subraižyta. Tuo tarpu čia yra kažkoks chaosas. Bet tas chaosas jį savotiškai žavi ir jis sako, tada reikia klajoti po miestą. Ir jis pradeda klajoti po tą miestą, jis eina po senamiesčio kažkokiom gatvėm, jis išeina net už miesto į kažkokius tai tokius nuošalesnius rajonus. Ir jis rašo ne tik tai apie tai, ką jis ten, kokią bažnyčią, kada įstatyta, ar koks tai pastatas, bet jis rašo ir apie tai, kokia čia nuotaika, kaip jis ateina prie aušros vartų, kaip jis ten artėja žiemą, kaip jis eina ir girdi kažkokius tai varpelio skambėjimus, kažkokius tai muziką kažkokią tolimą, kaip ten žibintai šviečia, kokia ten nuotaika yra. Žodžiu,
tokie labai emocionalūs ir iš tikrųjų tokie šilti, sakyčiau, tie jo įspūdžiai, nors žinoma yra pakankamai ir tokio provokiško, tokio šiek tiek supratimo, kad jo kultūra tai tarsi yra aukštesnė, civilizacija yra aukštesnė, bet sakau, ten verta pasiskaityti tą knygutę, ji tokia yra visai gražiai vaizduojanti. Na ir kitas bandysiu, taip. Kitas, reiškia, autorius yra Paulius Vėberis, tai yra meno istorikas, kuris 917 metais išleidžia tokią knygą, kurią pavadina Vilnius pamirštas meno miestas. Vėberis buvo Jenos miesto muziejaus direktorius, menotyrininkas, profesionalas. Na ir jis buvo paskirtas okupacinės valdžios Lietuvos kultūros paminklų konservatorium Vilniuje. Tai jis čia gyveno gana ilgą laiką ir jis studijavo Vilniaus architektūrą, Vilniaus, reiškia, pastatus, svarbiausius istorinius, architektūrinius. Na ir tai faktiškai pirmasis profesionalaus dailės istoriko žvilgsnis į Vilnių. Ta knyga vėliau jie remsis labai daug ir mūsų autorių, ir lenkiškų autorių, ir lietuviškų autorių. Žodžiu, tai yra tokia, gana sakyčiau, svarbus momentas. Na ir žinoma, atsiranda dailininkų Vilniui, dailininkų šiaip jau tai yra kareiviai, kurie irgi atranda Vilniui labai tokių įdomių momentų, įdomių kampelių. Vienas iš tokių buvo toks Alfredas Hölleris, kuris, reiškia, irgi taip pat turbūt panašiai kaip Dobužinskis labai taip atrado tą senamiestį ir poetizavo jį savotiškai. Ir kas dar yra įdomu, Pirmo pasaulinio karo metais toks reiškinys, kuris atsiranda kariuomeniai ir tarp eilinių kareivių, ir tarp aukštesnės karininkijos buvo žydų nemažai. Ir žydų intelektualų buvo ir tuose spaudos skyriaus darbuotojų tarpe, kurie leido Vilniui laikraščius, iliustruotus tokius priedus. Ir tie žydų kilmės vokiečiai, jie netikėtai atranda tokį reiškinį kaip tradicinė žydų bendruomenė, kuri faktiškai jau yra visiškai išnykus Vokietijoje. Tai jiem tai yra labai įdomu, kadangi jie, tokių dalykų, tarkim, žydai yra visiškai pasaulietiški, Berlyne jų neatskirsi nuo vokiečių, jie ir jų apranga tokia, ir jų išvaizda, ir jų tradicijos, ir jų papročiai, viskas yra visiškai taip, kaip reiškia, nieko nesiskiria nuo kitų gyventojų. Tuo tarpu jie čia atranda labai įdomų tą senamiestį, Vilniaus senamiestį, būtent žydišką senamiestį, tarp stiklių vokiečių žydų gatvių išsidėsčiusius tuos, tokius labai archaiškus namus, tas dvigubas arkas tarp gatvelėse, tarp namų, atranda tokį, labai rytietišką gyvenimą tokį, kai viskas vyksta gatvėje, kai žmonių daugybė, kai triukšmas, kai kažkokia prekyba vyksta, jiem tai yra labai įdomu ir jie tą fiksuoja, jie tą tapo, jie tą aprašinėja. Ir dėl to, reiškia, to Pirmo pasaulinio karo metų Vilniaus aprašymuose mes rasim daug tokių, būtent pasakojimų apie žydišką tą tokį tradicinį gyvenimą. Ir kaip jūs matote, čia yra vienas iš Hollerio darbų. Holleris šiaip jau turėjo, jis kaip karo dailininkas, jis čia turėjo visokius mūšius vaizduoti ir panašius dalykus, bet faktiškai jisai susižavėjęs sėdėjo Vilniuje ir tapė Vilniaus motyvus, tokius kaip šičia vaizduojam, kaip šičia reiškia šitoj skaidrė esantis. Ir
išleido karo metais net jo visą rinkinį to tapybos darbų, kur reiškia spalvotų tokių reprodukcijų, kuris vaizduoja Vilniaus motyvus, ar žydiškus, nežydiškus, arba šičia metom Holerio darbą, kuriam vaizduojama katedros aikštė, ir ta katedros aikštė visas skendi tokiam jau sniege, vokiečiam baisiai darė įspūdį. Tie didžiuliai tokie sniego pusnys neperbrendamos, šiandien mes jau tokių turbūt sniego pusnių katedros aikštė nepamatysim, bet va, ta nuotaika tokia labai aiškiai, gražiai perteikta. Arba kitas toksai dailininkas Walteris Buche, kuris irgi dirbo Vilna Zeitung laikraštį, ir daugybė jo piešinių, jis faktiškai, kadangi tas laikraštis išeidavo, reiškia, 3 sykius per savaitę, tai kiekvienam numerį buvo jo piešiniai. Taip kad po karo ten susikaupė keli šimtai Vilniaus vaizdų, ir tie Vilniaus vaizdai yra, vat, ir kaip šičia yra bažnyčios, yra kiti pastatai, kurie domino atvykėlius, nes jiems buvo įdomu, kas čia darosi ir kokia čia ta architektūra ir panašiai, kokia čia ta istorija. Bet jis labai daug ir gatvės scenų visokių yra prifiksavęs, ir jie tikrai labai taip gražiai atspindi Vilniaus gyvenimą, Vilniaus tokią kasdienybę. Na ir dabar jau mes persikeliam į kitą laikotarpį. Tai yra jau 22 metai, karas baigėsi, ir 22 metais Vilnius tampa Lenkijos valstybės dalim. Na ir tada be abejo irgi yra leidžiami vadovai, ir tie tarpukario vadovai vadovai po Vilnių turi 2 tokius bendrus bruožus. Pirmiausia, tai yra jų autoriai, jau yra profesionalūs meno istorikai, ir jie kalba būtent apie Vilnių kaip meno miestą. Va tai, ką darė Weberis, jie daro tą toliau. Na ir kitas bruožas, kuris irgi tuos visus vadovus suvienyje, tai yra tai, kad Vilnius pristatomas, aišku, kaip lenkiškas miestas, kaip Lenkų kultūros miestas. Vienas iš tokių iškiliausių buvo profesorius Julijus Klocas. Jis šiaip jau buvo architektas, studijavo Varšuvoje, Vienoje, ir atvykęs į Vilnių, čia dėstė Stepono Batoro universitete, ir užsiėmė faktiškai carinio laikotarpio metais uždarytų bažnyčių restauracija, rekonstrukcija. Jo darbas yra visas universiteto pritaikymas, reiškia Stepono Batoro universiteto tų senųjų pastatų, kurie cariniais laikais buvo ten visaip kaip išskirstyti, ir daugybei visokių kitų švietimo įstaigų pritaikyti, tai jis tą pritaikė universitetui. Žodžiu, tai buvo žmogus, kuris iš tikrųjų ir praktiškai užsiiminėjo Vilniaus architektūrą, Vilniaus senamiesčio restauravimu, ir studijavo ir parašė būtent šitą knygą Vilno su Ruščico viršeliu. Ta knyga išėjo 23 metais išėjo pirmas leidimas, paskui buvo kartojama. Na, žodžiu, tai buvo toks vienas iš tokių iškiliausių ir iki šiol dar vertinamų, sakyčiau, autorių. Jo ta knyga iš tokių 3 dalių sudaryta, tai yra miesto istorija, stilistinė raida architektūros ir paskui topografiškas, reiškia, atskirų objektų pristatymas. Labai taip architektūrinė analizė graži jo, bet labai ir kartu ir tokia emocinė, sakytum. Tai jam priklauso ta tokia frazė, kad apžiūrinėdami Vilnių, pasiduodami jo legendos, pasiduodame
jo legendos grožį ir įsitikiname, kad pažinti Vilnių reiškia pamilti jį amžinai. Tai, žodžiu, ta tokia visą laiką labai aiškiai tokia emocinė gaida, kalbant apie Vilnių. Ir jeigu mes žiūrėsim, kas galėtų jam atitikti ir kaip tas Vilnius vaizduojamas, tai būtų toks Jerzy Hopenas, Jurgis Hopenas, grafikas, Stepono Batoro universiteto profesorius, kuris yra sukūręs tokią ofortų seriją, vadinasi Senasis Vilnius tarp 24-27 metų. Jame pagrindinės visos Vilniaus bažnyčios, čia kaip matot, Švento Rapolo bažnyčia, bet jis vaizduodamas Vilnių visada stengiasi jį pavaizduoti ne tokį šiuolaikinį Vilnių, bet tokį kažkokį perkelt kaip nors į kokį tai 17-18 amžių. Ir jeigu čia gal šitą darbę ne taip labai matosi, bet kitur tai tiesiog ir tos tafažinės figūrėlės, kurias jis ten įkomponuoja, yra apsivilkę, reiškia 18 amžiaus drabužiais, tie sielininkai, tos valtelės, žodžiu, toks vaizdas, kad jis visada vaizduodamas Vilnių specialiai nori padaryti tokį labai aiškiai retrospektyvinį vaizdą. Taip, kad, žodžiu, tai yra, toks irgi atitikmuo, tarkim, Kloso pažiūrom. Ir, tarkim, jeigu žiūrėsim, kaip ką Klosas sako apie naująjį Vilnių, apie tą 19 amžiaus, tarkim, statinius, kaip tie Polėsės geležinkelio rūmai, arba, tarkim, tie visi Jurgio prospekto, dabartinio Gedimino prospekto pastatai, tai jis tiesiog, sako, kad tai subjaurojo Vilniaus veidą, kad Vilnius buvo gražus tol, kol neatsirado šitų visų pastatų. Taip, kad, ir matom, kad panašiai mąsto ir Hopenas, galvoja, kad tik tas Vilnius buvo gražus. Naujas Vilnius tikrai yra negražus. Taip, kad, žodžiu, labai aiškiai matyta jų pažiūra. Ir čia mes turim irgi kitą iš to paties tarpukario laikotarpio vadovą po Vilnių, kurį parašė toks Jerzy Riomeris. Mano galva tai yra turbūt pats gražiausias, jeigu taip galėtume tą visą istoriją nuo 19 vidurio iki 20 vidurio peržvelgti, tai šitas be abejo yra pats gražiausias vadovas. Gaila, aš jums negaliu jo parodyti, pavartyti, bet savo dizainu, savo estetiką, savo išvaizdą jis tikrai yra labai efektingas. Riomeris studijavo Krokuvos universitete, vėliau muziejininkystę ir paminklosaugą Luvro kursuose, ir 23-28 metais jis buvo Vilniaus vaivadijos paminklų konservatorius. Irgi taip pat dėstė Stepono Batoro universitete. Ir vėliau jis išvyko į Lenkiją ir buvo generalinis visos Lenkijos paminklų konservatorius. Tai yra, kaip ir pagrindinė valdžia. Čia jis irgi tai yra taip pat vadovas po Vilnių kaip meno miestą, ir išleistas jis 34 metais Poznanėj. Tokią seriją jie ten leido, kuri vadinosi Lenkijos stebuklai. Ir iš tikro, reiškia, tai kaip ten nuotraukos, reiškia, pateiktos, kaip vizualas pateiktas, kaip maketas pateiktas, tai yra tikrai, toks, sakyčiau, šiandien galėtų būti išleistas šitaip vadovas pagal savo modernumą dizaino. O šiaip jau jis ten per architektūrą, reiškia, meno kūrinius, pasakoja visą Vilniaus istoriją nuo pagonybės iki šių dienų, duodamas kontekstą. Šiaip tokį labai gražiai išvystydamas tokį labai dinamišką naratyvą apie tą Vilnių, kaip jis pakilimai, kaip jo kritimai, ir toks labai irgi įdomus, gražus tas jo tekstas. Ir jeigu reikėtų pasižiūrėti, koks atitikmuo galėtų, vizualinis atitikmuo jo tekstui, tai būtų žinoma jaunieji Stepono Batoro universiteto studentai, kuriuos jų dėstytojai išmokina, kad Vilnius yra
nepaprasto grožio architektūros miestas, na ir jie be abejo jį ir vaizduoja, bet jau jie yra tokie chuliganai vaizduodami Vilnių ir kaip mes matom, pavyzdžiui, čia Leono Kosmulskio vieno iš tų chuliganų, kaip aš sakau, Stepono Batoro universiteto baigusių. Vilnius toks, nelabai mes čia suprasim, koks čia Vilnius yra ir kokia čia vieta dabar vaizduojama, bet jam matyt tai jau nebelabai rūpi, nes jis žino, kad jau tiek daug pridaryta visokių tikslių atvaizdų architektūros, kad jis gali sau leist kažką sukurt tokio, tarsi viduramžiškos kažkokios, tai reiškia iliustracijos su ta didžiulė tokia kažkokia bažnyčia gotikinė ir ta upė, kuri teka visiškai šalia bažnyčios, nors Vilniuje tokių dalykų nėra, bet mes galim įsivaizduoti, kad tai yra stilizuota pagal tokius senoviškus, pagal atlasus, kaip būdavo atlasuose, piešiniai pateikiami miestų tokie, tai žodžiu, tai yra toks, savotiškas žaidimas greičiau su ta Vilniaus architektūra, arba tarkim, reiškia tokia irgi moderni pakankamai interpretacija Valento Romanovičiaus, kur mes irgi matom tą aušros vartų motyvą, bet jis irgi yra gerokai transformuotas ir tai jau aiškiai matosi, kad jam taip labai tiksliai, fotografiškai nerūpi perteikt ir dar jis sugrūda visą Vilniaus architektūros tokį peizažą už tų aušros vartų, žodžiu, taip savotiškai irgi žaidžia su tais vaizdais. Važiuojam toliau. Ir tai yra paskutinis toks iš tų tokių jau tikrai tokių svarbių tarpukario vadovų. Tai yra Marijano Morelovskio, meno istoriko, kuris studijavo Krokuvoje, Vienoje, Paryžiui, buvo Lenkijos meno vertybių grąžinimo iš Rusijos komisijoje dirbo, ilgą laiką dirbo Vavelio muziejui Krokuvoje ir nuo 930 iki 39 metų jisai vadovavo Stepono Batoro universiteto dailės istorijos katedrai. Ir parašė šitą vadovą po Vilnių ir jo apylinkės 150 km spindulių nuo Nemuno iki Daugavos su įžanginė sintetinė Vilniaus meno apžvalga. Aš jums dabar taip perskaičiau šitą pavadinimą, nesistebėkit, kad jis yra ranka rašytas. Tai yra neatsitiktinai darbas, šitas jo darbas išėjo 39 metais, jau kai į miestą žengė sovietų kariuomenė. Sovietai uždarė visas leidyklas ir šitas veikalas buvo išspausdintas tik tai nepilnas, be viršelio, be paskutinio skyriaus. Ir toks jis yra ir iki šių laikų, ir tai yra irgi Vilniaus istorija, kaip jie atrodo vadovuose. O šiaip jau meno istorikai šitą veikalą iki šiol vertina labai aukštai ir kolegos mano, jeigu ten ankstesniais, tarkim, vadovais retai kas naudojasi, ta prasme, faktinių tokių menotyrinių interpretacijos ar kažkokių atribucijų aspektų, tai būtent Morelovskio šitas vadovas yra iš tų, kurie reiškia iki šiol yra vertingi. Ir dabar tie vaizdai, kuriuos mes čia matom fone, yra iš jo kolegos, tokio Ignaco Pinko, autolitografijų ciklo apie Vilnių. Tas Ignacas Pinkas tokia įdomi asmenybė, šiaip jau jis yra iš Krokuvos ir Krokuvoje Morelovskis su juo susipažino ir draugavo, bet Ignacas Pinkas prasidėjus Pirmam pasauliniam karui įstojo į Lenkų legionus, kariavo su tais Lenkų legionais ir jis buvo vienas iš tų, kurie 19 metais įžengė su Pilsudskiu į Vilnių, kai buvo, reiškia,
reiškia, atmušama bolševikų kariuomenė, kuri puolė Vilnių. Ir jis jau tada šiek tiek eskizavo Vilnių, bet praėjus 10 metų jis išleido tokį kaip ir ciklą skirtą Vilniui, vien tik iš Vilniaus vaizdų. Ir būtent skirta šitai pergaliai paminėti, reiškia, to bolševikų išstumimo iš Vilniaus. Ciklas va toks labai visas saulėtas, labai toks Vilniui neįprastas, kadangi jis toks labai šviesus, gražus ir matosi, kad jam smagu, jis nori parodyti Vilnių kaip tokį begaliniai pilną saulės šviesos miestą. Tai vat tas jo ciklas iš tikrųjų yra ir, sakau, Morelovskis parašė tam ciklui įžangą, ciklas, tarp kitko, dedikuotas yra Pilsudskiui. Tai va, mes kalbėjom visą laiką apie lenkišką Vilnių, bet tarpukariu egzistavo ir žydiškas Vilnius, ir žydiško Vilniaus vadovai buvo leidžiami. Konkrečiai čia yra toksai Zalmenas Šikas, kuris buvo jidiš žurnalistas, rašė jidiš kalba, žydų kraštotyros draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkas, gidas po Vilnių, žodžiu, šiaip jau ir žurnalistas, ir jis sumanė tokią knygą išleisti jidiš, kuri vadinasi 1000 Vilniaus metų. 3 tomus jis sumanė, deja, 39 metais spėjo išleisti tik tai tą patį pirmąjį tomą, kurį jūs čia ir matote. Tai yra irgi vadovas po miestą, jo praeitį, apie gyventojus, paminklus jis ten rašo. Ir galbūt skirtingai nuo tų lenkiškų vadovų, kurie labai aiškiai koncentruojasi į katalikišką ir tokį lenkišką Vilnių, tai jis apima ir tą Vilnių kitatautį Vilnių, daugiatautį Vilnių, bet, žinoma, jo dėmesio centre yra žydiškasis Vilnius, tai yra Šulhofas, tai yra tas didžiosios sinagogos kiemas, yra kaip dvasinis Lietuvos Jeruzalės centras, didžioji sinagoga, aprašinėja Kloizus aplink didžiąją sinagogą, kitus Vilniaus Kloizus, kurie buvo maldos namai tokie, tarkim, kurių Vilniui būta virš 100, bet jų dažnai ta išvaizda nieko nesiskyrė visiškai nuo paprastų namų. Pasakau ir apie modernų miestą, šiuolaikinį miestą, apie tas modernes organizacijas ir žodžiu, tai yra toks žydiškojo Vilniaus vadovas, ir iliustruoja šitą žydiškojo Vilniaus vadovą, vienintelis turbūt toksai išleistas atvirukų rinkinys Beras Calkindas, Vilniaus žydų dailininkas, toks gana garsus, ir jis išleido būtent žydiškajam Vilniui skirtą, kaip matot, rinkinį, kuriam tie motyvai, kurių jau šiandien nebėra. Kaip matot, su sinagoga vaizdas arba sinagoga nuo sinagogos vaizdas. Žodžiu, tai yra toks įdomus ir iš tikrųjų labai retas rinkinys, jau mažai yra išlikę tų atviručių. Ir žinoma, Vilnių lanko daugybė vakarų, sakytum, dailininkai iš vakarų. Vienas iš jų yra toks Leonelis Rysas, jo kaip tik buvo darbai čia eksponuojami dabar Tartle muziejui. Jie yra Yvo dabar Yvo Niujorke saugomi, kur jis atvažiavo ir tokį labai paišė Vilnių, tokį pilną energijos, tokį daugybę žmonių, tokį spalvingą labai tikrai Vilnių, kuris labai greitai dėja pranyks, pražus. Ir žiūriu, kad aš jau labai užtęsiau savo šneką, tai pabandysiu greičiau pabaigti. Galų gale mes ateinam prie lietuviškų 4 dešimtmečio vadovų po Vilnių, kadangi lietuviai, kaip žinot, tarpukariu Vilniaus pamatyti negalėjo atvykti.
nebuvo diplomatinių ryšių, užmėgstų, negalėjai keliauti, na tai jie pasirodė iš tikrųjų labai vėlai. Pirmiausia pasirodė Adomo Juškevičiaus Juozo Mateikos 37 metų vadovas su, reiškia, pristatantis Vilnių ir akcentuojantis būtent lietuviškas vietas, kas su lietuvių 20 amžiaus pradžios atgimimo veikėjais ir vietom susiję. Čia šitas vadovas iš kairės pusės. Ir šitą vadovą Lenkų valdžia konfiskavo ir sunaikino visą tiražą. Apkaltino, kad tai yra paslapčių, karinių paslapčių išdavimas, o tos paslaptys buvo, kad buvo aprašyti tiltai. Na ir, žodžiu, visas tiražas buvo sunaikintas. Tiesa, vėliau, jau 39 metais jis buvo spaudos fondo perleistas Kaune. Tai čia va tokia įdomi istorija yra. Jie buvo Vilniečiai, Stepono Batoro universitete mokinosi, na ir nusprendė parašyti lietuvišką vadovą, bet dėja taip jau jam baigėsi nelabai kaip. Kitas buvo Jono Vytauto Narbuto, tokio 39 metais čia dešiniai pusiai vadovas, jis trumpas labai toks koncentruotas vadovas, jau specialiai tiem žmonėm, kurie gali atvažiuoti į Vilnių, nes jau jis išeina po to Beko ultimatumo. Ir, kas jame yra svarbu, kad yra duodami sąrašai gatvių, lenkiški ir lietuviški sąrašai. Nes, kaip mes žinom, vėliau jau prasidės gerokai, reiškia, tokie nesutarimai dėl to, kaip tas gatves vadinti ir kaip jas pervadinti lietuviškai. Na ir kas mene darosi po 39-40 metų į Vilnių pradeda keltis dailininkai, jauni dailininkai, kurie atvažiuoja čia dėstyti dailės akademijoje ir vienas iš jų yra Jonas Kuzminskis, kuris sukūrė tą ciklą Senasis Vilnius. Čia kaip tik tai po 40 metais sukurtas darbas. Faktiškai lietuviai atranda Vilnių, nes iki šiol vilniečių lietuvių dailininkų tai buvo, gali suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Ir tas motyvas, kaip jis atranda, Kuzminskis kaip vaizduoja Vilnių, tokį su tom visom bažnyčiom, su ta visa tokia didybė barokinė, bet kita vertus, jeigu pasižiūrėsim pirmam plane, tai pamatysim, kad ten ganosi, nežinau, karvės, ožkos ar kas ten ganosi pačiam Vilniaus centre. Toks, sakytum, lietuviškas Vilniaus atradimas, ar ne, toks biški kaimiškas. Na ir žinoma, kaip lietuviai visi gyveno tarpukariu, mes be Vilniaus nenurimsim, bet kaip tas Vilnius sugrįžo, paaiškėjo, kad jo nelabai pažįsta. Na ir tada tą supažindinti lietuvius su Vilniumi, su jo tos meno lobynais ėmėsi du meno istorikai, garsus tokie meno istorikai, Jonas Grinius, kuris buvo Kaune, Grenoblyje, Sorbonos universitete studijavęs ir parašė knygą Vilniaus meno paminklai. Na ir viršutinis, čia jau yra ta mūsų tokia klasika ir bene pats garsiausias lietuviškas vadovas po Vilnių, po Vilniaus meno turtus. Tai yra Mikalojaus Vorobjovo Vilniaus menas. Na, be abejo, turbūt dauguma jūsų esat skaitę šitą veikalą, jis čia visai neseniai yra perleistas Paknio leidyklos, jau turbūt 3 leidimas jo yra ir žinoma, ten jau ta Vilniaus architektūra iš tikrųjų labai pristatoma tiesiog kaip muzika, kaip nepaprastai toks, Vilniaus senamiestis ir jame esantys kūriniai analizuojami ir tikrai labai taip emocionaliai pristatomi. Na ir čia mes matom irgi vieno iš tų, kurie grįžta jau po 40 metų, Mečislovo Bulakos senamiestį.
labai taip sangina paišyta, labai jautrų ir tarp kitko daug jo yra ir paišyta šitam rinkiny. Jis jau sovietiniais metais yra išleistas. Daug yra geto vaizdų, kurias jis paišė iš karto po geto sunaikinimo. Na ir atkeliaujam į sovietinį laikotarpį. Sovietiniu laikotarpiu suprantama, sovietam Vilnius kaip LDK sostinė nukėlė labai didelės problemas, ideologinės ir kitokias, ir labai buvo sudėtinga jiems su ta Vilniaus praeitim, tai jie stengiasi apie tą Vilniaus praeitį tada nieko nepasakoti ir kaip galima ją labiau eliminuoti iš to viešojo diskurso. Faktiškai tai vadovų pokariu nebuvo leista ir tik tai vienintelis toksai išimtis galbūt. Tai buvo 1960 metais išėjęs Juozo Maceikos ir Prano Gudyno vadovas po Vilnių, kurį jūs čia matot. Jis dažnai buvo anais laikais galima atrasti inteligentų namuose, nes jis turbūt buvo vienintelis toksai platesnis, pati knyga tokia storesnė ir jau ten tikrai buvo galim rasti šitą apie Vilniaus praeitį ir apie jų Vilniaus paminklus. Ten žinoma pakankamai rašoma kaip tiem laikam ir apie revoliucinio judėjimo vietas, ir apie kompartijos ten visokias vietas, veikėjus ir panašius dalykus, ir apie socializmo statybas, ir apie ką tik nori, bet ten yra ir apie tą istorinį Vilniaus paveldą, apie jo architektūrą, apie bažnyčias pagrindinės. Palygint tai yra, reiškia, gana nemažai kaip tiem laikam. Kuo tai galima paaiškinti šitą reiškinį? Tuo, kad tai yra faktiškai chruščiovinio laikotarpio, chruščiovinio atšilimo vaisius. Tai yra tas laikotarpis, kai dar truputėlį buvo galim daugiau šnekėti apie šitos dalykus. Apie reiškia, kažkokią tai Vilniaus reiškia, Vilniaus kaip LDK sostinės paveldą. Jį, sakau, parašė jo tie autoriai. Pranas Gudynas, tarp kitko, buvo Vilniaus dailės muziejaus direktorius. Maceika tai yra tas pats, kuris išleido tą Lenkų sunaikintąjį, konfiskuotąjį vadovą. Žodžiu, tai aišku, kad rašė Maceika, bet Gudyno vardas buvo reikalingas tam, kadangi jis vadovavo muziejui, tai buvo, tokia, kaip sakant, žmogus iš tų tokių aukštesnių valdžios pripažįstamų sluoksnių. Tai va tokia buvo istorija su šituo vadovu ir čia kelios šitos iliustracijos, kurios irgi tarsi atliepia, reiškia, šitam laikotarpiui. Tai yra tokio žydų kilmės dailininko Samuelio Rozino ciklas Senasis Vilnius. Samuelis Rozinas buvo kilęs žydų kilmės iš Kauno, pateko į Kauno getą karo metais, sugebėjo iš to geto ištrūkti, pasitraukė pas partizanus ir taip išgyveno, taip liko gyvas ir po karo studijavo Leningrado dailės akademijoje. Ir čia yra jo diplominis darbas, jis grįžta grįžinėjo į Vilnių ir Vilniaus motyvai sukūrė tokį, reiškia, ciklą medžio raižinių, bet jame Vilnius yra toks niūrus, toks tamsus, toks kažkoks tai, jeigu palyginsim su to, kaip dailininkai anksčiau įmatė, tai jis tikrai yra toks labai sunkus. Ir net matot, ten jau turėtų, atrodo, Gedimino pilis su ta, reiškia, sovietinės Lietuvos vėliava, bet dangus tai ten juodas absoliučiai. Ir tada jau nebesuprasi, ar jis nori kalbėti apie tai, kad tai yra toks holokausto šešėlis guli ant viso miesto, ar jis tiesiog perteikia tą tokią
atmosferą to meto, to sovietinio gyvenimo, arba lygiai taip pat ir ta Onos bažnyčia, tokia gana niūri. Na ir čia tiesiog pabaigai noriu jums parodyti apie tai, kaip atrodė vadovai po Vilnių sovietmečių. Čia yra tokio Arolfo Medonio, jisai yra išleidęs ir daugiau. Kaip rodau jums tą viršelį, tai tik viršelis ir matosi, bet tai yra brošiūrėlė, ji visiškai plona. Jeigu visose istoriniuose vadovuose būdavo didžiausi skyriai apie Vilniaus praeitį, visuose, ir lenkiškose, ir rusiškose, ir lietuviškose, tai čia staiga atsiranda 3 puslapiai Vilniaus praeičiai ir tekstas grynai propagandinis, apie socializmo pergalės, sostinė širdim vadina Lenino prospektą su ten jo visais tais valdžios, reiškia, institucijom ir pastatais, architektūros paminklai labai taip trumpai ir grynai formaliai, tarkim, bažnyčios, jeigu rašoma, tai niekur nerasi trumpinio, kad yra Šventos Onos bažnyčia, tai yra Onos bažnyčia, tai yra Petro bažnyčia ir panašiai, vardai be jokių, reiškia, šitų visų tų privalomų tokių įvardinimų. Na ir, žodžiu, tokios jos ir buvo. Čia 65 metų yra ta knygelė. Na ir baigti aš norėčiau savo paskaitą šitą iliustraciją, kuri priklauso Petrui Repšiui. Petras Repšys kūrė ofortų seriją Vilnius 78 metais, 93 ir maždaug tai yra nedideli tokie ofortukai, daug jisai jų yra sukūręs labai, bet čia labai aiškiai matosi, kaip yra interpretuojama, kaip sovietmečio atrodo bažnyčia. Pirmas daiktas, ji yra užtverta tvorom, uždaryta vartais, jinai aiškiai yra neveikianti, ji yra paversta sandėliu, aplink kažkokie tai, reiškia, stulpai, kažkokie tai, nežinau, ženklai, dar kažkas, į vidų tu nepateksi, nepamatysi, nesužinosi, nei kas ten, nei kaip jį vadinasi, žodžiu, tai yra toks, pasaulis, kuris aiškiai matosi, kad jame tas senamiesčio paveldas yra negerbiamas. Žinoma, kai kurie buvo restauruoti, negali taip visiškai nubraukti, kai kurie pastatai buvo restauruoti, katedroje veikė, tarkim, muziejus, tai irgi negali sakyti, kad tai buvo visiškai sunaikinta, bet tai taip atrodė sovietmečiu visas Vilnius, sakau, ir aš pati labai gerai atsimenu, kaip jeigu norėdavai sužinoti, ten kažkokia bažnyčia už tvoros, į kurią neįeisi, tai ten buvo amžinai sandėlys, kurios nepamatysi ir nesuprasi nei kas ten, nei kaip ten, nei ką. Tai buvo. Tai nežinau, aš naudojausi tada prieš karinių Maceikos ir Jucevičiaus vadovų, tai dar šitą sovietmečių galim buvo sužinoti. O iš vadovų po Vilnių tai jau tai nieko. Na tai va. Iš principo tie patys objektai vaizduojami, apie tos pačius objektus rašo ir visi vadovai ir vaizduoja dailininkai, bet jie interpretacija yra kita ir ta interpretacija labai aiškiai parodo tą miesto politinę istoriją, kam priklauso miestas. Atskleidžia daugiatautiškumą, nes šimtmečio bėgiai, reiškia, buvo rašomi vadovai lenkų, rusų, vokiečių, lietuvių, jidiš kalbom. 5 kalbom ir tai tos visos kalbos yra, vietinių gyventojų, gal išskyrus vokiečių tik tai. Žodžiu, mene tai aišku, tai kaip vaizduojamas Vilnius, tai visada to meto stilistika diktuoja, kaip jis vaizduojamas, kaip jis interpretuojamas. O pats objektų pasirinkimas, matymas, iš to meto konteksto. Tai taip aš noriu pasakyti, kad ta Vilniaus vadovų ir vaizdų istorija faktiškai atspindi Vilniaus istoriją. Taip, ačiū uždėmesį, jeigu yra klausimų, tai atsiprašau, tik tai, kad užtrukau kažkaip su visa kalba.